apie demenciją įvairiais rakursais. Sveiki visi, jūs klausotės tinklalaidės apie demenciją įvairiais rakursais. Ją rengiu aš, Laura Budreckytė, drauge su Demencija Lietuvoje vadove Ieva Petkutė. Na, o dabar pasidalinsiu keletų faktų pateikiamų Demencija Lietuvoje internetinėje svetainėje. Demencija yra pagrindinė negalios priežastis tarp vyresnio amžiaus asmenų pasaulyje. Lietuvoje kaupiama statistika neatspindi demencijos poveikio žmonių mirtingumui. Dažniausiai demenciją turinčio asmens mirties priežastimi yra įvardijamos kitos ligos, tokios kaip plaučių uždegimas, širdies ar kraujagyslių, ir tai trukdo atspindėti demencijos mastą. Na ir trečiasis faktas, kad daugiau nei 2/3 demenciją turinčių asmenų yra moterys. Moterys taip pat dažniausiai yra demenciją turinčių asmenų globėjos. Na ir šiandien studijoje su manimi Jolita Švatienė. Jolita globoja savo mamą, sergančią piko liga. Ši liga yra vienas iš frontotemporalinės demencijos tipų. Paprastai bei betarpiškai pakalbėsime apie Jolitos patirtį, įprastą dieną su demencija, mamos priežiūra, kylančius iššūkius bei pozityvumą, kuriuo sutikus Jolitą norisi žavėtis. Labadiena, Jolita. Labadiena. Nutarėme jūs pakalbinti šioje temoje, nes esate viena iš tų žmonių, kuri drąsiai atsiliepėte į kvietimą atvirai kalbėti apie globėjos patirtį. Tokių žmonių Lietuvoje vis dar nėra tiek daug, tad kodėl nesuabejojote ar dalyvauti šiame pokalbyje? Man tai gana artima ir gana natūralu, gal taip galėčiau pasakyti, nes ir gyvenime teko su tuo susidurti ir dėl mamos. Dabar ganėtinai ramiai galiu apie tai kalbėti iš tikrųjų ir suvokiu, kad kuo daugiau, kuo plačiau kalbėsim, kuo daugiau rodysim, tuo žmonės gal bus atviresni ir labiau suvoks, kas tai yra ir ar jie galėtų tai atlikti, ar jiems tai yra artima. Tai va dėl to priėmiau šitą iššūkį. O kiek metų mamai jau nustatytas demencijos sindromas? 3 metai dabar. 3 metai. Tai patirtis kaip ir nauja jūsų? Su mama taip, teko dirbti su demencijos sindromą turinčiai žmonėm, kaip ir senelių namuose, gal taip galėčiau pasakyti, Norvegijoje, tai patirties buvo iš anksčiau. Jau žinojau, ką grįžtų realiai. Dar šiek tiek patikslinkime, kad jūsų mama serga piko liga ir ši liga yra vienas iš frontotemporalinės demencijos tipų. Kuo pasižymi šis tipas? Kiek esu pastebėjusi, tai požymiai yra ganėtinai panašus. Tos ligos požymiai prasideda ganėtinai ankstyvame amžiuje, šiek tiek virš 50. Mano mamai buvo 56, kai prasidėjo pirmieji požymiai. Jai kirto per kalbą, kaip ir minėjau. Būtent buvo sunku sudėlioti raiškiai sakinį arba išsakyti mintį. Ir apatija. Prasidėjo apatija tose dalykuose, kurie jai būdavo labai svarbus. Tai seseris pastebėjo būtent per kūčias. Mes turim tokią kaip ir tradiciją, daug metų, per kūčią susirinkti visa šeima ir jinai visada ruošdavos, visada laukdavo, o per tas kūčias jinai nieko nesiruošė. Tiesiog laukė, kol atvažiuos jos ir padarys viską. Tai tai buvo visiškai nebūdinga jai ir kalba kartu. Tada prasidėjo. Seseris man parašė, kad kažkas yra negerai, kad nėra taip, kaip turėtų būti. Tai jūs dar tada Norvegijoje buvot? Taip. Aš realiai 10 metų nebuvau kalėdom grįžus. Tai ta tradicija vyko be manęs. Ir dabar labai džiaugiuosi, kad ta tradicija vyksta su manim jau porą metų. Bet taip, tai nuo to prasidėjo ir tada vėlgi kažkiek skirtingai
bet kažkiek eina lygiai grečiai, kad būtent per kalbą kerta, po to prasideda dešinės, būtent mano mamai dešinės pusės atrofija, kaip aš sakau, lėtinis insultas. Ir tai vyksta po truputėlį. Na, mano mamai dabar jau labai stipriai per tos 3 metus išsivystė. Ir principe gaunas požymiai labai labai panašus į insultą. Su springimo rizika, su dešinės pusės nevaldymo, kaip ir atrofija, ar kaip galima pasakyti, raumenų sustingimu ir visa kita. Tik jie yra kitaip. Insulto žmonės, būtent patyrę insultą, jų raumenynas labai yra įsitempęs. Mamos ne. Bet kiek kalbėjau su masažiste, tai būtent kažkas su nervais, su nervinė sistema yra susiję. Nes patys raumenys jie yra atsipalaidavę. Jie kaip tik tonuso negauna. Kažkiek skirtingai, kažkiek tiek pat. Kiek metų dabar jūsų mamai? 59. Ar yra medikamentinis gydymas, kuris šiek tiek pristabdo demencijos eigą? Ne. Ir nuo pat pradžių žinojom, kad ne. Tik tai metabolizmą skatinantis vaistai, tai gali būti ir ginkmedis, lygiai taip pat, jeigu norima kažko tai natūralesnio. Na, o kalbant apie atvirumą, kaip manote, kas žmonės padrąsintų būti labiau atviresniems apie tai, kad jų šeimoje kažkas turi demenciją, kad tenka globoti artimą? Aš manau, kad tai nėra nieko gėdinga visų pirma. Daugam tai atrodo didelė bėda ir kad globojantis asmuo kaip ir aukoja savo gyvenimą tam, kad padėtų savo artimam, ar tai mamai, tėčiui, ar kažkam iš giminės. Bet mano atveju žiūrint, gal tai kaip tik pavyzdys tiek šeimai, tiek artimiesiems, tiek mano pačios dukrom, kad galima ir taip, ir kad yra ir tokia gyvenimo pusė, kuri yra labai svarbi realiai ir kad ir tokie gyvenimo etapai gaunasi. Ir tai nieko nėra gėdingo, ir tai nieko nėra kažko tai kitokio, gal taip galėčiau pasakyti, kiekvienas renkasi. O sakote, tokie gyvenimo etapai, tai kaip atrodo tas etapas, kuriame esate dabar? Ja. Geras klausimas iš tikrųjų. Man tai atrodo kasdieniškai, kitiems žmonėms atrodo kosmosas. Ir jiems tai gali būti, na, dažnam tai yra kaip ir su tokia užuojauta, gaidele, tokia gailesčio balse. Ir daug kas sužinojo, iš tikrųjų man vis sakydavo užuojautą. Sakau, man užuojautų nereikia. Ir aš matau, kad mama labai reaguoja į tai, kai žmonės eina pro šalį, mes gyvenam kaime, ar ne? Ir vieni kitus pažįsta ir mamos liga yra labai stipriai pažengusi, bet jinai pažįsta žmonės. Ir kad ir negali kalbėti, jinai suvokia, ką tie žmonės jai sako. Ir kai eina su tuo aimanuojančiu balsu, ojojoj, nu kaip čia tau stiprybės ir visa kita, nu kaip taip greitai, tai matau, kaip mama sureaguoja, iš tikrųjų jai tai labai skaudu. Ir visada sakau, kad man užuojautų nereikia, iš tikrųjų. Tik tai reikia visiems mums įvertinti tai, kad mes turim tą gyvenimo etapą ir kaip mes jį nugyvensim, tai yra esminis dalykas. Nesvarbu kiek metų, bet svarbu kaip kokybiškai. Tai jai kliuvo tiek, ne? Kitas išeina į gatvę, terkšt ir nebėra. Bet kiek jis nugyveno to laiko ir kaip kokybiškai, čia jau kitas visą gyvenimą nėra tos kokybės, ar ne? O kitam, žiūrėk, per kelis metus pasidaro daug. Minite, kad turite 2 dukras. Kaip manote, kokią, na, galbūt įtaką gali turėti ši patirtis jūsų dukroms? Aš manau, kad didelė įtaka. Jos abi yra ganėtinai globėjiškos. Ypač mano vyresnėlė, jin labai yra prisirišus prie močiutės, jai yra labai svarbu su jie būti.
Ir tas laikas kartu, aš ir matau dabar, kad tai jai yra labai labai svarbu. Kad ir buvo išvažiavus pas buvusi vyrą, pas tėtį savo į Norvegiją mėnesių laiko, grįžo atgal, jinai ne pas mane, nekur, iškart pas močiutę apsikabino, pabučiavo, močiutė, kaip tu, aš tavęs labai pasiilgau. Ir joms būtent ta kasdienybė, kaip mes gyvenam, kaip reikia su tuo tvarkytis, esam iš tikrųjų labai stipri komanda. Dabar, kai mama, jinai nebegali vaikščioti, jinai gulintis ligonis, tai mes turim taktiką, kaip namie susitvarkyti, kas pastumia vežimėlį, kas atstumia lovą, viską. Ir mes taip tvarkomės, realiai tryse, puikiai susitvarkom iš tikrųjų ir jos pilnai jaučiasi kaip ir mano didelės pagalbininkės tose atvejuose, ar pažiūrėti, ar šalia pabūti, ar pastumti kažką tai iš tų, sakau, ratukais vežamų dalykų, tai jos pilnai visame tame dalyvauja ir ganėtinai atsakingos. Tai yra jų atsakomybė. Realiai ir jos mato, kad aš atsakingai į visą tai reaguoju, ir kad mama yra mama, kaip bebūtų. Ar jinai ligonis ar ne, bet mama yra mama ir ją mes pilnai rūpinamės iki paskutinės. Ir manau, kad tas pavyzdys joms yra labai labai svarbus ir gyvenime ateityje. Kiek metų jūsų dukroms? 8 ir 10. Sakote, mūsų komanda ir mes puikiai susitvarkome. Tai kas čia tie jūsų komandos nariai, jūs, dukros? Taip, aš su dukrom, nes dabar asistentės netekau. Realiai tai esame mes 3. Pakalbėkime dar apie pagalbą iš šalies. Minite, kad turėjote asistentę, dabar jos netekote. Kaip yra su ta pagalba iš šalies, na ir kaip ją priimti ir galbūt kaip buvo jūsų pačios patirtyje? Mano patirtis buvo labai įvairi, iš tikrųjų, kol mama kažkiek daugiau suvokė, tai jinai pati atmetė pagalbą. Jai netiko žmonės, kurie ateidavo pas ją. Jinai galvoja, kad jinai daro viską teisingai ir kad pagalbos nereikia jai. Ir tie žmonės, kuriuos mes samdėm, jai tiesiog nepatikdavo. Anksčiau ar vėliau, ar iš pačių pradžių, ar vėliau, jai vis kažkas negerai nepatikdavo, dar kažką. Bet kas globojat? Iš tikrųjų galiu sakyti, patarti. Aišku, yra labai svarbu turėti tą žmogų, kuris atitiktų norus, lūkesčius, bet esmė yra ir atsisukti į save. Nes per dieną tikrai yra darbas visą parą, 7 dienas per savaitę, tai yra daug, sunku ir daug jėgų reikalaujantis dalykas. Mano atveju tai yra labai lengva iš vienos pusės, dėl to, kad mama yra rami, draugiška, besišypsanti, bet yra ir kitokių variantų ir tikrai sunkesnių atvejų. Ir visada galiu pasakyti, kad kreipkitės į savivaldybę, kreipkitės pagalbos, į paslaugų namus, kur tik įmanoma, kad gauti ar asmeninį asistentą, ar tvarkytis poilsio laiką. Yra tokios programos, kad būtent susitvarkyti kuriam laikui, kad į stacionarą paguldytų ir patys žmonės atsigautų, pasidaryti savo pertraukas, nes jų tikrai reikia. Su kuo šiandien mama, kai viešite Vilniuje? Mes samdom vieną moterį, jinai realiai mane auginus, tam pačiam name gyvenom, tai po daug metų jinai dabar ir mama pagloboja. Kadangi asistentės dabar neturiu, gausiu kitą nuo pirmadienio, tai dabar sukamės taip, kaip išeina. Na ir kaip atrodo jūsų diena? Tai pirmas pasisveikinimas mano būna iš tikrųjų su mama, iškart nueinu pasižiūrėti, kaip jai sekasi, dažniausiai jau būna pabudus. Ir sutvarkau jos kūną taip, kad pakeiščiau šiek tiek padėtį, žinau, kur jai pastyręs jisai, kur raumenis, kurie pastyrė, kurios reikia truputėlį palankstyti, pažiūrėti prieš keliant ją iš lovos arba sukant. Tai
visą tai pasidarau ir tada einu žiūrėti vaikų, ar atsibudusios ar ne. Tai vat mūsų tokia diena ir prasideda nuo labas rytas, kaip tu miegojai. Tai arba su šypsena, arba ne. Tai pasižiūriu jau, kokia mūsų diena šiandien bus. Nors šiaip mama, jinai visada labai optimistiška buvo ir šypsodavosi. Ir dabar šiek tiek tokio apatiškumo daugiau gaunas. Ir tai yra normalu iš tikrųjų, lygai einant, progresuojant, kad mažiau suvokimo, kas darosi aplinkui, automatiškai daugiau apatijos ir pasimetimo. Bet žinau, kaip ją prajuokinti, kaip pralinksminti, tai vat, mes ties tuo balansuojam. Pasidalinsit gal juoku? Jo, galėsiu pasidalinti. Tai pralinksminat mamą, kad diena būtų gera. Tai užtenka realiai pašokt, padainuot arba pasakyti, kad mamukai jau tavo pažastytas reikia plauti, o juoko iki pat. Tai vat, sakau, sauskelnes jau pilnos keisim, jau irgi juokėsi, o jinai... Tai vat, tokie atrodo visiškai elementarūs dalykai, bet vat, kas su to susiję, kad nešvaru arba dar kažką, dar pasivaipau, tai vat, ten cirkas be pinigų gaunas. Ir jai šypsena, ir man šypsena, ir viskas tvarkoja. Nu, vėliau, kaip jūs pati, Jolita, dirbate? Dirbti su mama neišeina. Seniau kaip ir buvo dar kažkokias tai galimybės. Kaip? Galiu dirbti realiai iš namų, galėčiau, bet nėra labai daug pasiūlos tame. Tai su tuo truputėlį problematiškiau, gal didmiestį gal būtų lengviau imim apmokymus kažkokius, tai mokymus ar ne. Ir tada iš namų dirbi, mažam miestelį su tuo yra truputėlį daugiau reikalų, bet viskas įmanoma. Kol kas nedirbu, bet vienam projekte, kitam projekte dairausi, nes suvokiu, kad mama su saulė negyvens visgi ir reiks ateiti į tą darbo rinką atgal. Tai visiškai esu tam atvira ir dairausi. Taip, dar šiek tiek sugrįžkime tarsi laiku atgal. Tai Norvegijoje studijavote slaugą, turite beveik 5 metų patirtį darbo su vyresnio amžiaus žmonėmis, globos įstaigoje. Kaip šis darbas turėjo poveikį jums kaip asmenybė? Ar jis turėjo poveikį? Nesuvokiau, kur mane gyvenimas veda iš tikrųjų. Dirbau daug skirtingų darbų, labai skirtingose srityse, bet niekada nebuvo tai susiję su medicina nei per kurį galą. Ir kai nusiunčiau CV, vienintelį CV po metų laiko nedarbo, nes niekas nepakvietė mane į jokį darbo pokalbį, net į interviu, tai tada visiškai, kaip sakau, šoviau kitą pusę. Ir pamačiau viziją eidama gatve, realiai žiemos metu, galvoju, na, kuom galėčiau būti dabar užaugus. Ir pamačiau močiutę vežamą vežimėlių, moteris stūmė ją vežimėlį. Galvoju, visai galėčiau nupirkti kažkokio tai maisto, kažkaip tai pasirūpinti tais seneliais. Ir tokia vizija pro akis praėjo, kaip aš stumiu močiutę kažkokiam tai sode, žalia, pavasaris. Ir aš ją stumiu ir abidvi tokias laimingos, žodžiu. Ir ta vizija ir įsipildė ir paskui atėjo toks dežavu, kai aš visgi stūmiau tą močiutę tam sodelį, kad tą darbą aš ir mačiau iš anksto. Tai čia apie Norvegiją. Norvegiją, taip. Ir viskas ten man labai greitai susidėliojo, realiai, kai nuėjau į tą darbo pokalbį ir mane įdarbino, tai viską gavau ir kalbos kursus medicinos, norvegų kalbos kursus, kad pagilinti dar kalbą būtent medicininiai srity. Paskui studijas, irgi viskas nemokamai buvo, tik eik ir daryk. Ir taip viskas ir susidėliojo, tik tai nesuvokiau dėl ko. Ir realiai dėl to darbo aš truputėlį abejojau, nes turiu baimę mirusiems žmonėms. Bet mane tikriausiai globoja kažkas tai iš viršaus. Nė vienas senelis prie manęs nenumirė, kaip aš sakau. Tai vat,
Ko bijojau, to išvengiau, o paskui, kai grįžau į Lietuvą, realiai suvokiau, dėl ko visą tai vyko ir kad tai buvo tik tai įrankiai, patirtis tam, kad grįžčiau namo ir prižiūrėčiau savo artimą, patį artimiausią žmogų. Ir tai mane užgrūdino, pakeitė mano požiūrį, gal praplėtė mano požiūrį iš vis į gyvenimą, kaip gali būti, nes aš ne vien tik senelių namuose dirbau, aš prižiūrėjau ir neįgalų asmenį, dirbau asmeninė asistentė lygiai grečiai. Tai 4 metus pas jį išdirbau ir mačiau, kaip žmogus realiai su vienu besilankstančiu pirštu ir sveika galva gali gyventi visiškai pilnavertį gyvenimą, kai atsisėda į vežimėlį, kaip gali būti namai sutvarkyti, pritaikyti tam, kaip gali asistentas pilnai padėti ten, kur jis negali. Ir tikrai, man tai davė daug jėgų, daug suvokimo, kad mes tiek daug turim, tik tai nieko neišnaudojam. Gal taip galiu pasakyti. Ir tas žmogus, kuris nebegauna to, kaip jis prisitaiko ir kokios tai gaunas vertybės turėti bent vieną sveiką ranką. Ar tai koja, ar ne? Tai tos visos patirtis mane užgrūdino, praplėtė tą suvokimą, labiau leidžia priimti viską, nors su mamos liga tikrai man buvo sunku ją priimti, būtent mamos liga. Ir pati klausiau, dėl ko? Dėl ko taip? Dėl to, kad apie ligą aš puikiai viską žinojau, kaip ir daugumą žinojau, ką grįžtu, žinojau, kas manęs laukia. Bet buvo tokie momentai, kurie buvo man labai labai sunkus ir galvoju, dėl ko aš taip reaguoju. Bet vidinis, tas pasąmoninis mano pasaulis visgi nenorėjo priimti tai, kad nebegaliu niekaip padėti mamai, kad jai vis tiek blogėja, kad ir ką bedaryčiau. Ir ta vidinė kova realiai vedė prie nusivylimų. Kas kartą toks nusivylimas, lūkestis, nusivylimas, lūkestis, nusivylimas. Ir kai priėmiau tai, kad, kitaip nebus. Yra šitaip. Bet nebėra to smegenų vingio, kuris buvo vakar. Jo tiesiog nebėra, jis išnyko per naktį. Tada viskas atsileido, kažkaip viską paleidau. Kas padėjo priimti situaciją taip, kaip yra? Tas vidinis darbas su savim, iš tikrųjų, pastabumas savo emocijų, stebėjimas, pervertimas, dėl ko, tarkim, sukilo emocijos, dėl ko būtent tokios emocijos, ar ne, nes pas mane ėjo į pyktį daugiau ir galvoju, kodėl man tas viduj verda, kodėl. Bet kai įvardinau savo, iš tikrųjų, kai įsivardinau savo, kad aš visgi nemoku pripažinti, nenoriu pripažinti, kad mamai negaliu padėti. Ir paskui teko nuleisti rankas, pripažinti, viskas yra taip, tiesiog yra taip. Aš priimu ir gyvenam taip, kaip yra, prisitaikant, tiesiog išnaudojant tą dieną geriausiais tikslais, ką mes galim padaryti geriausia. Ir tai nuslūgo, iš tikrųjų, tada buvo žymiai lengviau. Kai jau priėmiau, kai jau nusprendžiau, kad taip, yra tik taip, tada buvo žymiai lengviau. Kaip pavyksta išsaugoti mamos ir dukters santykį globoje? Aš tai dabar sakau, kad jinai mano vaikas. Dabar apsimainėm roliam. Tai gal aš ją ir laikau tokioj roliai. Gal tai neteisinga, nežinau. Gal turėčiau įvardinti, kad tai yra mano mama ir jinai kaip ir turėtų būti vis tiek kažkiek aukščiau gal. Bet man šiuo momentu tai yra mano vaikas. Ir pats mažiausias vaikas, kuriam labiausiai reikia dėmesio, globos, pabučiavimų, prisiglaudimų, apkabinimų, veidelio paglostymo, pasimavimo, pašokimo kartu, padainavimų kartu.
Ir va taip mes prasiblaškom, kad ir vakar, sakau, matau, kad jin jau išbliškus, einam, sakau, mamukai, pasižiūrėsim, gryno oro įkvėpsim, nuėjom į žaidimo aikštelę, žiūriu, jinai vat kaifuoja, jai reikia to. Ir, tai yra realiai, sakau, kaip ir vaiko prieglobstis gaunasi. Ir nebesijaučiu, kad aš esu dukra. Aš labiau į mamos dabar poziciją einu. Kas kelia daugiausiai iššūkių globoje? Gal, kad esu viena. Ir tas, kad kaip bebūtų, aš žinau, kad be manęs niekas nieko nepadarys, realiai. Ir ar aš pavargus, ar man su sveikata kas nors, ar dar kažką, aš žinau, kad aš vis tiek turiu keltis ir eiti. Ir kitaip nebus. Tai tas daugiausia. Nes fiziškai aš esu tikrai ganėtinai stipri, man tas nėra problema jos nei pasukti, nei pakelti. Bet būtent tas toksai vidinė ta tokia stiprybė turi būti nuolat. Negaliu palūžti, negaliu sau leisti palūžti, gal taip. Dėl to, kad aš esu ir ramstis, ir vienintelis suaugęs, adekvatus žmogus, kuris laiko visą šitą. Minėjot, kad esat 4 seserys. 5. 5 dukros. Ir čia tarsi taip likimas lėmė, kad jums tas kaip ir visa pagrindinė globa mamos išliko. Tai buvo mano pasirinkimas, mano asmeninis. Nes mes jau svarstėm iš tikrųjų į globos namus mamą vežti. Tai čia buvo 2 metai atgal, kai visi karantinai praėjo ir per karantiną mums labiausiai pasimatė, ant kiek yra sunku mamai būti vienai ir kad jai tikrai reikia pagalbos. Tai čia buvo mestos pajėgos susižiūrėti aplink Vilnių globos namus, kur būtų geriausia. Jau kaip ir buvom susiradę, viena sesuo buvo nuvažiavus iš 2 pasižiūrėti, kurie būtų geriau. Ir buvom kaip ir nusprendę, kad būtent ten, bet mama labai užprotestavo. Mamai buvo labai sunku, jinai dar pilnai suvokė. Ir, žodžiu, eidavo per kaimą verkdama, kad mane dukros nori išvežti. Ir jai tai buvo labai traumuojantis įvykis, kad jinai labai labai nenorėjo. O kadangi man griuvo tada santuoka, viskas labai apsivertė pas mane aukštyn kojom per 6 savaitės realiai. Gyvenimas aukštyn kojom apsivertęs nuvedė mane ten, kur man labiausiai reikėjo. Grįžau iš Norvegijos su vaikais, susidėliojo mokykla, viskas susidėliojo realiai. Ir mamai tai buvo, įtariu, kad geriausias sprendimas visame kame, seserims irgi. Tai vat likau ta, kuri prisijėmė šitą, kad aš globoju mamą ir lieku su ja. Čia buvo mano pačios sprendimas. Tačiau jūs sulaukėte palaikymo iš artimų? Taip. Mane visos palaiko, kiek įmanoma prisideda finansiškai, jeigu kažkokios tai išlaidos yra, ar ten dar kažką. Esam taip sutarę, pasiskirstę, joms neišeina taip dažnai grįžti, per kelis mėnesius kartą kitoms išeina. Kaip išeina taip, kiekvienam savi gyvenimai. Bet, taip, aš pasirinkau, kad aš esu mamos globėja realiai ir tą rolę kaip ir atlieku, o joms jau kaip išeina. O Jolita, jūsų kasdienybėje, kas suteikia vilties? Mamos šypsena. Labiausiai, iš tikrųjų. Tas, kad pašnekinai ir šypsos kaip saulė, akis mėlynas dangaus žydrumo. Tai, sakau, ta šypsena jinai teikia ir glosto širdį, ir teikia kažkokios tai vilties, kad rytoj aš ją vėl pamatysiu. Tai vat. Sakote, kad džiugėsi suteikia mamos šypsena, ar vis tik daug to juoko jūsų kasdienybėj bendroji? Daug. Iš tikrųjų daug. Mama labai optimistiška ir visada jin buvo optimistiška. Ir kai jai labiausiai kirto per kalbą, nuo pat pradžių, nuo to ir prasidėjo viskas. Kad žodžius pradeda užmiršti, taip? Taip, užsikirsdavo kalba, užsikirsdavo tai, ką jinai nori pasakyti. Bet liko galiausiai tas viskas bus gerai. Viskas gerai.
Sakau, mama, ne viskas gerai. Kitą kartą tikrai tokios situacijos visiškai nejokingos ir erzinančios, o jis sako, viskas gerai. Bet po to tas ir liko gal tas kaip ir palaikymas ir kitą kartą, viskas gerai. Aš pati net pagaudavau save, kad sakau iš paskos, kad viskas gerai. Ir tas juokas, ta šypsena yra esminiai dalykai iš tikrųjų. Ką aš stengiuosi per dieną pasiekti kuo daugiau jos ir kad dieną užbaigtume tą šypseną ir pradėtume šypseną. Su kokiamis mintimis šiandien gyvenate? Kad gera. Gera gauti tą progą, būti su mama, kartu tai yra man proga būti ir su dukrom, nes Norvegijoje to aš neturėjau. Dirbau per 2 darbus, plus užklasinės veiklos ir dukros mane labai retai kada matydavo, jau žinodavo, kad savaitgalis tai praktiškai mamos nebus. Ir grįžtant į Lietuvą aš joms pažadėjau, kad aš būsiu šalia. Kad dabar aš būsiu šalia. Ir tai mažai mano dukrai tai buvo kaip ir išsigelbėjimas ir jin už tų žodžių labiausiai užsikabino, kad mama dabar jau bus šalia. Ir tą laiką, kurį aš dabar turiu, tai yra realiai Dievo dovana ir man, ir mamai, ir dukrom, kad galim būti kartu. Ir ryšys su mama žymiai sustiprėjo, nors jis visada buvo. Su mama mes buvom tikrai ganėtinai artimos, bet tas kasdienis toksai labai stiprina, iš tikrųjų stiprina ir tie prisiminimai, kad, mama su Saulė negyvens ar ne, bet tie prisiminimai liks, tos akimirkos liks ir man, ir vaikams. Ir tai yra gražiausia iš tikrųjų, ką mes galim turėti. Sakote, mamos ryšys, per kokius niuansus, kaip jūs pamatot, kaip pajaučiat, kad dabar mes esam mama ryšyje? Vien tas žvilgsnis, kai ateinu į kambarį ir taip jinai, jeigu iš tolo dar be akinukų, jinai ne visada atpažįsta, bet kaip atpažįsta, jau nusišypso, jau sava. Laukia. Labas, mamukai, sakau, viskas, jau šypsena, jau sava. Aš žiūriu, kaip į kitus žmonės reaguoja pas mus. Nėra daug žmonių, kurie ateina. Jeigu tiesą pasakius, tai iš tikrųjų labai nedaug iš jos draugių ateina, kada tai tas pokytis labai stiprus, nes jinai buvo labai bendraujanti ir ryšys buvo stiprus ir su kaimynais, ir kelios draugės buvo, kurios netoli gyveno, bet man grįžus gal tas labai pasikeitė, kad nežinau, gal prie manęs jos ne kaip jaučiasi ar dar kažką, nors sakau, nei vieno dar nesu išvarius iš namų, prašomai, kas norit, bet joms gal nepatogu, nežinau, įdomu, iš tikrųjų įdomus žmonių pojūčiai, gal reakcijos į tą pačią situaciją ir kad jie patys nežino, kaip elgtis, todėl atsitraukia. Tai pas mus toksai gaunas, kad ryšys stipriausias yra būtent mūsų, tos, kurios gyvenam kartu. Šiandien, Jolita, tikrai taip viltingai ir pozityviai dalinatės apie artimo žmogaus globą, artimo turinčio demencijos sindromą. Ko palinkėtumėt kitiems artimiesiems, kurie slaugo, kurie globoja? Aš linkiu išnaudoti kiekvieną dieną kuo gražiau. Kad ir suvokiant, kad ne visada tas globojamas žmogus ir be prisimins, ar ne? Kad ne visada bus vien tik tai rožių žiedlapiais klotos dienos. Bet stengtis iš tikrųjų, kad dienoj būtų tų šviesių akimirkų daugiau negu tų blogų ar tų sunkių, ar ne? Ir visada prisiminti, kad po audrų visada išlenda saulė. Kad ir kokia sunki ta akimirka, kita gali būti geresnė. Ačiū labai už pokalbį. Prašom. Apie demenciją įvairiais rakursais.
Ačiū, kad klausėtės tinklalaidės apie demenciją įvairiais rakursais. Ja rengiau aš, Laura Budreckytė, draugė su Demencija Lietuvoje vadove Ieva Petkutė. Na, o šiandien su manimi sutiko pasikalbėti Jolita Švatienė apie piko liga sergančią savo mamą, kurią Jolita slaugo draugė su savo dukromis. Kas padeda išsaugoti viltį, kaip atrodo eilinė diena su demencija, kaip pavyksta išsaugoti mamos ir dukros santykį ir juokus su fraze "Viskas bus gerai". Apie visą tai ir pasikalbėjome su Jolita Švatienė. Iki kito susitikimo primenu, kad šią ir kitas tinklalaidės galite perklausyti jums patogiu metu Demencija Lietuvoje YouTube platformoje, na ir pamėgti šį kanalą, kad gautumėte žinią apie pasirodžiusį naują įrašą. Iki. Šis pokalbis yra parengtas projekte Demencijos strategijos link situacijos analizė ir informuotumo didinimas, kuris yra aktyvių piliečių fondo finansuojamo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis dalis. Projektą įgyvendina viešoji įstaiga Socialiniai meno projektai, bendradarbiaujant su asociacija Demencija Lietuvoje. Dėkojame, kad klausėte šio pokalbio. Kviečiame jo pasidalinti su tais, kam jis gali būti aktualus.